Sveiki. Kaip buvau anksčiau pažadėjusi, šiandien aš pakalbėsiu, paaiškinsiu, kas yra Žemės ir šviesos gyduoliai. Mes renkam grupę, mokslai prasidės spalio 1 savaitgalį ir po 4 paras vyks, vienas užsiėmimas vyks 4 paras, iš viso bus 8 užsiėmimai, baigsim gegužį. Ir apie ką yra tas mokymas? Vadinasi, jisai saulėtekio mokymas. Iš naujo prisiminti tai, kas mes esame. Žemės gyduoliai tai yra dėsnis, tai yra sveikata, tai yra meridianai, tai yra taškai, tai yra kaip padėti sau ir svarbiausia metafizika, kaip galva pakenkia visą kūną arba kaip galva sutvarkius ją išgydo visą kūną. Tai apie tai yra Žemės gyduoliai. Todėl, kad mūsų kūnas priklauso Žemei. Šviesos gyduoliai yra jau sielos planas. Jau kaip suvokti, ko man nebereikia, kas prie ko prisirišau, pamatyti visas ydas, pamatyti visas traumas savo. Taip, tai yra sudėtinga ir sunku. Tikrai nei gąsdinu, nei skatinu. Tam reikia subręsti. Tam iš tikrųjų reikia būti subrendus. Ir per tuos pamatymus pamatot, kaip padėti savo. Kaip nesutvarkius kūno, jūs negalėsite įvykdyti sielos plano. Tai vat šitie mokymai yra padaryti iš tų 2 pamatinių dalių. Kaip mes sutverti iš tikrųjų. Koks žmogus yra galingas. Jis yra Dievo vaikas. Ir jis yra galingas. Ir vat šitą savo galią atgauti taip tai nėra lengva. Labiausiai dabar yra sumaitotas emocinis kūnas žmogaus. Jūs visi bijote jausmų, o tik ten yra tiesa. Ne jūsų galvoje tiesa. Į galvą galima įkišti ką tik nori. Kokią tik nori programėlę. Pamonė į truputuką ir jau kišenė. Jausmai visada lieka. Jie lieka nemeluoti. Ir jūs nebereikalo jų bijot. Todėl, kad jie rodo tiesą. Tai va šita vieta yra gan, kaip? Ji nėra sudėtinga. Dievo pasaulyje nieko nėra sudėtingo. Viskas yra paprasta. Todėl ir nepaprasta. Jūs norit suprastinti viską. O čia reikia matyti stebuklą. Matyti stebuklą, save kaip stebuklą. Tai pradėsiu rinkti žmonės, nes reikalinga diagnostika. Ir pirmiausia, reikia su manim susitikti, pasikalbėti, prasidiagnozuoti, pažiūrėti jūsų energetiką. Ir tada žinosim, ar šitas kelias jau jum, ar dar reikia palaukti, kažkur truputį su savim padirbėti. Ta linkme grupę rinksiu 10 žmonių, visos grupės nedidelės pas mane. Viskas vyks tik tai gyvai. Smulkiau bus internete ir su datom, su viskom. Net, man atrodo, yra atsiliepimų kažkiek tai ankstesnių, anksčiau praėjusių šviesos gyduolius ir fizinius gyduolius. Tai lauksiu visų skambučių nuo Liepos 15 dienos. Pradėsiu tuos matavimus, priėmimus. Pasimatuosim vieni kitus. Ir amžius kaip ir neturi ten kažkokio apribojimų, nebent yra pažeidimai labai dideli fiziniai, tai reikia pasikalbėti, nors
šitie mokymai neriboja, net vadinamos nepagydomos ligos, tai nėra riba. Atvirkščiai sakyčiau, kaip tik nepagydoma vadinama tų, kas gydo, jie vadina nepagydomom ligom, tai su šitom ligom kaip tik tai žmonės būna gerokai stipresni. Ir turbūt tiek, daugiau nelabai turiu ką pasakyti, nes čia pasakyti nelabai ką ir yra. Čia daugiau pajausti reikia, daugiau pajautimais eisi. Tai tiek, iki.